Vaikučiai, aš šiandien pradedu filmuoti dėl to, kad mano kirpčiai atrodo nuostabiai. Čia yra vienintelė priežastis. Švakar nusidažiau nagus. Pažiūrėkit šitą spalvą. Aš jos valandą dažiau. Aš iš šoną išlindau, valiau ir jie vis tiek taip iš arti atrodo keistai. Mes iš atstumo mėgausimės jais. Gerai, važiuojam. Videoblogas, mes ragaujam mačą. Reikia labai gerai šitas akis išmešyti, manau. Skanu. Labai. Man žinau, kiek šitas tonikas pats labiausiai patinka man šiaip. Dažniausiai pakliai rytų. Oh my god, kaip... Pažiūrėkit mano outfitą. Žiūrėkite šitą nuostabų rankinuką. Tiesą pasakius, nepaisant to, kad aš filmuoju tiktokus, kur aš kalbu, man vis tiek labai keista kalbėti prieš kamerą, bet aš tiesiog nusprendžiau jums parodyti savo pirmąją vasaros savaitę. Žinoma, aš dar nebaigiu visų perlaikymų, dar nebaigta, dar laukia vienas perlaikymas, jau 2 parašyti, bet liko anglų. Tai aš jau kaip ir vasaroju. Taip kažkaip čia filmuoju labai išmėtytai. Jau nuo tos dienos, kad aš paskutinį kartą filmavau, praėjo 2 dienos. Nežinau, nesmė. Aš vėl keliauju į miestą. Aš dabar galvoju, ką apsirengti. Šiandien aš turėsiu vieną tokį pasimatymą su savimi. Gerai, tai štai mano outfitas. Šiandien keliauju su tokiu mini kulniuku. Keliaujam. Man vasara tai kaip savotiškas vidinės ramybės atgimimas. Nes nepaisant to, kaip aš myliu rutiną, darbą ir tam tikrą žinomybę, turbūt kaip ir daugelį mane tai laiko bėgyje paverčia irzlę, nerimastingą ir nuolatos kažkur skubančią. Šį sezoną aš leidžiu savo nuklysti nuo kasdienybės rutinos, stengiuosi mėgautis ir įžvelgti grožį nuobodulyje ir bandau kuo daugiau eiti savo nežinomais keliukais. Einant Vilniaus gatvėmis nuklystu dar nematytus skersgatvius, kavinėje užsisakau vietoj įprasto užsakymą kažką naujo, užkalbinu praeinančią elegantišką išmintingą pagyvenusią damą, apžiūrinėju praeivius. Ir pagaliau niekur neskubu. Esu čia ir dabar. Na kągi, buvo grįžta iš miesto, buvo pagulėta lova po miesto, o dabar reikėjo pasidaryti darbų, tai aš pasidariau kavos. Šiaip labai retai namuose geriu kavą, bet šiandien ta išskirtinė diena. Aš ryte įdėjau tą kavą į šaldiklį, kad po pusryčių pasidaryti šaltą kavą. Ir aš apie ją tik dabar prisiminiau. Tai tiesiog ledo gabalas didelis. Tai va, tai iš naujo reikėjo kavą darytis. Mano pats mėgstamiausias pienas yra štai šis.
išrimi, palyginus nebloga sudėtis, nes kitų pienų pažiūrėjus sudėti, tai ten pakraupti galima, tiesą pasakius. Ir dar užkandukui tokia miela mindukė turiu aviečių. Ir šiandien dar nusipirkau šitą knygą apie kūrybą, visą kūrybos mąstymą ir taip toliau. Aš perskaičiau 26 puslapius ir aš jau prisisėmiau tikrai labai daug minčių, idėjų ir tokių, nežinau, įžvalgų. Tai bent jau kol kas tikrai galiu rekomenduoti ir žiūrėsim, kaip bus toliau.